Sveiki. Vo, kas čia atsirado? Ogi atsirado vidinių sienų pamatukai, kuriuos mes šiandien pabandysim jau nuardyti, nes jie buvo išbetonuoti kažkur prieš 3-4 dienas. Tai manau, kad mes jau galim po biškį juos nurinkinėti, nes kai nurinksim, sekantis etapas – sienos. Ir vat šitie žali dalykai čia susidės. Nu, aišku, gal prieš tai dar būtų neblogai čia kanalizacijas prasivedžiot, kol neprivežiau smėlį į vidų, bet čia smulkmena. Tai vat, o kol aš pradėsiu nuardinėt, jūs pažiūrėt galit, kaip mums čia sekės biškį surinkinėt, kaip sekės pilt ir paspast laiką. Nu, laiko ratai. Nefilmuok, nu. Tai profesionaliai. Nu, tai gerai. Trakastuva. Yra, niekas daugiau nevalytų, girdėjau. Viskas. Jau tik apie tai. Labą dieną. Porą žodžių apie šiandieninis įvykis. Sunku šiandien. Labai sunku. Nėra nei plytų, nei košės. Nieko nėra. Norėtum dirbti, nėra su kuo dirbti. Mes šiek varžėm. Mane čia vėl parašys komentarų, kodėl taip knisotės. Galima tą siurblį užsakyti, nereiktų čia taip taip. Aš sakiau, kad Erikas, bet o Erikas sakė, kad pliuškutas. Aš sakiau, kad paskiau jie jau taip sakau, kad tai neliks. Nu, ant sienų dalyk jau sienos yra. Tik surinkti reikia. Supranti, mums medvaršiam nėra pinigų, o čia apie kriaušės. Dar stuoga ten toliausiai atvarė tą rūpinės langę ten. Aukščiausiai.
čia gal nuskystinom košę dabar. Bet subėgs, geriau plyšius užpildys, kurių vis tiek bus. Nežinau, dabar gal kokia 5 maišyklė, gal 6. Pusę gal jau padarėm, bet ant bico jaučias neblogai. Iš pradžių su kastuvais varėm, dabar su tačkiam. Sportas, sveikata geras čia. Kas keisčiausia, kad šiandien mūsų pirma statybų diena, kai Hatatuks darbą praktiškai negaun. Stovi vargšytis viens ir viskas. Pridengsiu, nebijau. Smėlis, kurva, tas neatėjo. Frakcija. Oba! Up, 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 up! A gente tu patak. Va. Nu, atsargiai. Biški prieki, Mariau. Nu, bandyk. Čiau. Tobula. Tobula. Ne, šitą objekte kitaip nebūna. Oi, как-то šlapia nahui, nugara šlapia. Tu gerai. Net aš pas save dar taip nesupirkęs. Nu, pas save taip nesistengtum, faktas. Kelne, davai. Šilk, Mariau. Peršalsi negali. Nu, ribotas finansavimas šitą objektą. Jau nuslabot. Jau. Viskas, saulė leidžias. Kur aliuką nupirks? Aliuką? Turiu 2 namie. Bet ta dalinsis, tai nežinau. O, mum brendžiuką tada. Ne, brendžiuką, o Jezu, baikit, iš kur? Gerai, skaniai. Plytų košės. Eik dirba,
Svarbu, operator gerai darbus, susidėliu gerai Taip. darbus, o tu galėsi bimbam, pauglam. Tai taip, žinoma. Na, visai nieko vargai musės. Ne, tai ką, aš nieko neveikiau. Visai neskaudėja. Ne. Absoliutiškai. Absoliutiškai. Čia tik pysla tai paėmė, žiūrėk. Pysti yra. Nu, ryto dar nieko nebuvo, čia taip Nu, pysti yra. Nu, Pysti ir yra. viskas. Tiek, kad tai reikėjo. Nu viskas, šiandien filmavimus baigiam. Susitiksim rytoj. Nu, ką, nustebė? Aš irgi nustebęs, taip gerai sekęs, kad šakės. Tai va, viskas, mums reikės ginklo. Tas ginklas vadinasi Devalt. Reikės vandens. Persijungt pavarą lėtesnė, nes nestatybininkai dirb. Viskas. Ką būtų linksmiau, kas matėt, kas nematėt, kolonėlė yra nusipirkta. Statybom tokia, apsaugota, garsiakalbiai. Nes čia tylumoj tarp paukščiukų nuprotėt galima. Bet nieko. Einam. Nu. Nuo lengviausiai. Netoks dydis. Pasigreitinkim čia iki naujų metų. Čia maži juos atskirai dedam. Čia dabar tai lengviausi, bet kiti tai iš vidaus prisukti. Va, su tais tai bus džiaza. Nu, pirmas vaizdas. Nelabai idealiai, ypač va tokiose vietose, bet ne tragedija. Nu, žiūrėkit, parodysiu dar kai ką. Kas namą statėtės iš tokio polistirolo ir pjaustėt apskritimus poliams, galima pasidaryti sėdynę visai neblogą į statybvietę. Kai daug tų ratilų labai atlika, kai daug išpjovėm, į garažą pasidarėm vieną sėdynę, pamatėm, kad visai nieko. Žiūrėkit, aš jums toj parodysiu. Pasilipt, atsisėst. Ar dar kažkam. Gerai. Paėmi. Va šitą būt gerai nesulaužyt. Gal ne pat geriausias pavyzdžių, aišku, bet PVZ. Ir viskas. Na, tik trečią va uždėsim. Tik čia neturiu, bet namie žinom, kad turiu. Tai padarysim tokią pat. Jie atsisėdimui buvo.